3, 2, 1, go. Sveikučiai visi. Taigi šiandieną mes žaidžiame lovų karus ir vėl, man atrodo jau tai 8 epizodas. Ir iškart galiu pasakyti, atsiprašau, jog buvau neaktyvus ir nekėliau daug vaizdo įrašų. Na, tam aišku yra priežastis, bet aš nežadu čia teisintis. Ir nenukrypkim nuo temos ir iš karto gal blokų pasimkime, ne? Ir bandykim statytis iki deimantų. Ir šitas mapas man kaip tik ir nematytas. Pirmą kartą jame žaidžiu. Kadangi buvo labai didelis atnaujinimas lovų karuose. Ir daug žemėlapių naujų atsirado. Ir iš viso, kiek suprantu, sistema buvo pagerinta žymiai. Tai aišku, žiauriai smagu tokį dalyką matyti. Ir žymiai smagiau jame žaisti, nes arenos yra dvigubai vos negeresnės. Ir jis turi deimantų, todėl aš jį turiu tiesiog užmušti. Tiesiog privalau, blemba. Numiriau ir vėl. Ir aišku gerai, kad jis nebėga iki mano salos ir duoda man laiko. Ir jis statosi toliau, wow. Jis tikrai truputėlį neapmąstė savo sprendimo, jog jis gali prarasti savo lovą. Ir draugelį, what the fuck? Tai gerai, nusprendžiau šiek tiek gal nebėgti šitą vidurį iš vien, nes vidurį tikrai nelabai man gerai sekasi. Iš vien mirštu, iš vien mane numeta, iš vien iš manęs tyčiasi tenais, tai aš nelabai ir noriu bėgti. Tai gal goldo susidėkime kol kas į čestą, šiek tiek blokų turime, manau kol kas pradžiai tikrai turėtų užtekti jų. Ir aš jį išmėsiu! Oh yes! Aš jį nužudžiau. Dabar galime bėgti toliau ir čia buvo final killas, nes jis jau nebeturėjo savo lovos. Ir jis buvo pradėjęs šiokį tokį kelią iki Emeraldų salos. Taigi mes galime jį prasitęsti ir tai bus žymiai paprasčiau. Taigi jau mes esame Emeraldų saloje, tai daug laiko neužėmė. Ir matau Emeraldai, jog nesurinkti, tai yra gan puiku. Mes jūs galėsime susirinkti ir panaudoti savam tikslui. Ir truputėlį čia pabėgiojus, reikia dar apsižiūrėti kartu ir kaip kiti žaidėjai laikosi. Nes iš tikrųjų reikia įsirinkti silpniausius ir pirmą juos pašalinti iš žaidimo, nes tiesiog kai kurie... Aš jį ką tik nužudžiau ir jis turėjo dvigubai geresnį kardą. Ir mes šarvus turėjome iš tikro tokius pačius, tai netgi keista, kaip aš jį nužudžiau. Turbūt aš esu geresnis paupus žaidėjas. Bet jo, nereikia girtis, reikia galbūt savo emeraldus išnaudoti. Ir aš juos išnaudosiu tikrai geram tikslui. Pasimsiu šarvus geriausius, kokius galima pasimti šitam žaidime. Ir deimantų kaip ir neturiu, tai man atrodo tenka man jų nubėgti ir pasimti. Ar čia iš viso deimantai kažkur atsiranda? Kaip matau, gal nelabai, tai labai gaila iš tikrųjų. Ir gaila, kad nepasidėjau dar 2 emeraldų savo skrinioje. Tai dabar teks bėgioti su daugiau emeraldų. Ir jeigu mane užmuštų, būtų gaila. Bet, kaip sakant, aš mėgstu rizikuoti ir man tenka rizikuoti, tai mes ir rizikuosime. Tai aš matau vėl tą patį žaidėją su Stone Swordu šį kartą, bet jis yra vis tiek enchantintas ir aš jį užmušu antrąjį kartą. Tai arba čia sėkmė, arba tiesiog jis prastesnis už mane, visko gali būti iš tikrųjų, bet aš laimiu, tai yra geras dalykas, pripažinkim. Ir aš galiu dabar perbėgti savo salą ir pasimti lanką, kuris bus tikrai geras. Arba galbūt netgi kardą ir kardas praverstų. Ir kaip matau, deimantų sala yra štai ten. Tai man statytis iš tikrųjų net ne į tą pusę, bet aš pasistatysiu šiek tiek, bent jau, ir dar norėčiau pažiūrėti, ar pas mane nieks neteina. Ir šiek tiek savo salą norėčiau labiau apsaugoti, manau, nes kodėlgi ne. Ir galbūt emeraldus pasidėkime į skrinę, nes jeigu ateitų kažkas ir mus pabandytų numest, tai ir jam pavyktų, tai būtų labai gaila, prarasčiau daug emeraldų. Taipogi ir su lanku, tai kažkaip ir lanko net nesinorėtų prarasti. Tai aš dar net ir lanko nepirkau. Ir dabar tiesiog pasistatysim šiokį tokį tiltą ir žiūrėsim, kaip čia gausis mums. Dabar turėtume labai netoli rastis tos salos, jo mes jau netoli. Pasimsime deimantų, kiek mums telpa ir kiek jų čia yra. Taigi deimantų yra 4, na tikrai neblogas skaičius, man patinka. Galėsim pasitobulinti savo kardus ir gauti aštrumą ant kardų. Taigi iš karto galime tai ir padaryti ir gauname aštrumą ant kardo. Labai puikus dalykas. Ir kiek mes turime goldo? Goldo turime tikrai nedaug, tai mums jo reikėtų daugiau, mes jo gauname apie 14, tai yra puiku ir mes galime pasimti Iron Swordą, aišku, ką aš ir padarysiu. Ir aš įsidėsiu į čestą šį kardą ir pasimsiu šiek tiek daugiau blokų ir
norėčiau dar pasimti taipogi lanką, kaip ir žadėjau, tai pasimkime lanką. Ir šiek tiek strėlių ir aš manau esu pasiruošęs, man dar reikėtų tik pikakso. Tai pikaksą mes greitai pasimsime ir šitą dalyką pasimsime ir žiauriai puikiai, mes esame pasiruošę kovai. Tai manau nieko nelaukia, mes turim bėgti ir ieškoti žaidėjų, kuriuos mes turim nudopti ir neleisti jiems laimėti. Taigi pirmą taikinį, manau, įsirinksiu geltoną, nes geltonas statosi iki šitos salos. Tai yra gan puiku ir jis, manau, artėja. Nesu tikras ir aš šiaip jau parkurint. Tai aš gal geriau bloką pasidėsiu. Ir jis nesistato, kas yra labai gaila. Ir čia deimantas atsiras už 20 sekundžių. Tai wow, čia yra gan ilgas laiko tarpas, tai tikrai nelabai apsimoka laukti jo. Pripažinkim ir tiesiog galim bėgt, ne? Galim bėgt ir bandyti laimėti. Jeigu man pasisektų laimėti, aš iš tikrųjų žiauriai būčiau laimingas, nes senai bežaidžiau Bedwarsus ir po tokios pertraukos pirmą kartą laimėti yra šiek tiek, pripažinkim, tai yra šiek tiek gerai. Ir aš nepataikau į nieko, kaip bebūtų gaila. Galėjau tą šūvį tikrai pataikyti, bet nepataikiau. Taigi, kaip matau, lova turi vienintelis white, tai yra aš ir dar žalias. O žalias randasi štai ten. Ir jis dabar renka emeraldus. Tai pabandykime jį galbūt pasinubėgti, apsilankyti, pažiūrėti, kaip jis laikosi ir panašiai. Jo lova tikrai nėra gerai apsaugota ir manau, kad šansų man jį nudopti tikrai yra. Dar vieną strėlę pataikyti būtų tikrai labai puiku ir jis pas mane ateis pats, ne? Ateisi pats, puiku. Geras draugas, tu man džiauriai patinki, susirinksim tavo emeraldus, kuriuos tu išmetei, nors tai buvo tik vienas emeraldas, bet jis man vis tiek pravers, todėl ačiū tau. Ir dabar mes jį nužudysime su lankų technika, kurią aš jau naudoju gerą mėnesį, nežaidžiamas lovų karų. Ir mes jį nužudėme, taigi dar vieną žaidėją išmetėme. Ir dabar iš tikrųjų aš į savo salą labai norėčiau parbėgti, nes jeigu neparbėgčiau, tai yra galimybė, kad mano lovas sunaikins ir to aš tikrai nenoriu. Tai gerai, matau čia dar vieną žaidėją su deimantiniais šarvais ir jis yra neturintis lovos, taigi man jį užmušt būtų vienas malonumas. Ir pašalinčiau iškart vieną žaidėją, kurio man tikrai nereikia, kad jis maišytųsi. Taipogi jis turi diamond šarvus, kurie yra šiek tiek ištobulinti. Ir aš jį numečiau. Wow. Iš tikrųjų dabar pagalvokit, kaip jam, koks jam jausmas dabar. Pagalvokit, koks jam jausmas. Jis iš tikrųjų žiauriai liūdnas dabar. Ir wow, ir dabar tik man čia pačiam nereikia nukristi, reikia galbūt netgi parbėgti į savo salą. Kas būtų puiku, nes turiu 8 emeraldus, 5 deimantus ir dar galėsiu susirinkti deimantų saloje, iki kurios stačiausi tiltą. Tai manau, tiesiog man sekasi kol kas puikiai. Ir aš likau 1-2. Ir tai, manau, nėra labai jau daug. Ir iš tų žaidėjų nei vienas neturi savo lovos. Taigi reiškia, kad jie daugiau jau nebeatsiras mirę. Taigi, kas yra gan puiku. Tai aišku, kad man reikia truputėlį gal labiau apsisaugoti savo lovą. Ten žaidėjas bėgioja visiškai be nieko. Wow. Kaip jis savo gali leisti be nieko bėgioti, aš net nežinau. Tai gerai, pasitobulinam savo šarvus. Ir mano šarvai dabar bus bus geri šarvai. Oba, ne tą nusipirkau. Lemba. Na nieko, įsidėkime į čestą. Turėsime 2 atsarginius kardus. Ir visą kitą mes galime pasidėti, kol kas manau. Ir tiesiog gal emeraldus pasimkime ir šiek tiek apstatykime lovą bent jau dar vienu sluoksniu, kas būtų tikrai labai gerai, nes, kaip ir minėjau, dabar nei vienas neturi lovos ir aš vienintelis turiu lovą. Tai iš tikrųjų, jeigu aš ją ir išlaikysiu, tai man bus žiauriai didelis pranašumas, nes aš galėsiu tiesiog nelabai bijoti jų ir galėsiu bėgti link jų žudyti. Ir bus žiauriai puiku. Taigi dabar man reikėtų iš tikro kirvio, kuris kainuoja 12 aukso ir aukso aš tikrai tiek turiu. Taigi mes jo pasimkime ir dar pasimsime kartu ir šiek tiek blokų, kurie kainuoja tikrai nemažai palyginus. Ir galime pasimti kirvį. Kirvis čia. Mes pasimėm kirvį, labai puiku. Ir galime kirvį čia ir puiku. Mes esam visiškai pasiruošę, visus 100%. Mes turime viską. Na, gal ne viską, bet didžiąją dalį visko. Ir galime bėgti dabar. Wow, vos neįkritau. Wow, čia tai tikrai man nelabai sekėsi. Gerai, taigi dabar aš patikrinsiu, ar filmuoju, aišku. Ir aš filmuoju, tai gerai. Nes aš dabar tokio gero žaidimo tikrai nenorėčiau filmavimo medžiagas praras, nes
Kasgi norėtų, pripažinkit, taip man gerai sekasi ir nenufilmuoti, tai būtų tikrai labai apgailėtina. Tai gerai, mes turime pas Raudoną nubėgti, kuris yra savo saloje ir mano lova ką tik sunaikino. Taigi bėkime iki savo salos dabar. Ir mano sala yra štai ten. Ir dabar žaidėjas turėtų bėgti, manau, atgal kažkaip, bent jau stengtis atgal. Ir jis tikriausiai pasidaręs dafiga strėlių, jis mane nervuos ir aš jam pataikiau, nice. Ir kažkaip man neparodė to indikatoriaus, na tiksliau informacijos, kad aš jam pataikiau ir kiek jam gyvybių liko. Bet nieko baisaus, vis tiek aš ją neužmušiau. Ir čia man yra žiauriai mažas pranašumas, nes pataikiau. Kad ten valgai, ar man čia iš nugaros nepareis ir kodėl mano pusės strėlių net neįsišauna, arba man čia tik tai parodo, kai tas neįsišauna, tai kas yra šiek tiek gaila. Ir jeigu aš jį nužudyčiau su lanku, tai būtų wow. Iš tikrųjų, jam būtų žiauriai didelis. Ar aš pataikys dar vieną? Pataikiau. Dar vieną. Jis turi labai gerus šarvus iš tikro, pastebėjau. Aš žiauriai dabar durnai darau, aišku, bet ką jau padarysi? Jis metė tą silverfishą. Jis neatsirado niekur. Ir jis neturi turėti daug gyvybių, kas yra gan puiku. Ir aš daug strėlių jau nebeturiu, tai kas yra gan dar labiau puiku. Ir čia galima apstatyti truputėlį. Ir čia, kad neprašautų jis manęs. Ir pašaudyti jį galim. Ne? Ir čia gal aš apsistatyti noriu dar tokią vietelę, kad jis manęs neišmuštų. Nes jeigu išmuštų, tai būtų gaila. Wow, prarasčiau daug daiktų ir kai tik mirčiau, tai ir mirčiau. Ir žiauriai būtų gaila. Ir kodėl aš jį paperkūnais nepataikau? Ir aš pabėgau. Ir aš tikrai nenoriu daugiau su jokių reikalų turėti, nes jis tiesiog nieko nedaro. Kas yra labai gaila ir aš tiesiog nenoriu su ten be reikalo kovoti, nes kadangi aš jau strėlių ne per daugiausiai ir turiu. Ir aš pasirinksiu žymiai protingesnį būdą. Tai yra tiesiog susirinksiu visus emeraldus, nubėgsiu kažkieno salą, taipogi pasimsiu auksą. Ką aš dabar padariau jau su emeraldais. Ir dabar nubėgsiu į žaliuko salą, susirinksiu visą auksą, kuris atsirado pas jį. Bet jis jau miręs ir jo negali surinkti. Taigi susirinkau 16, dabar dar skrynioj turiu tikrai labai daug aukso. Aišku, aš meluoju. Bet mes galime pasimti dabar, ką mes galime pasimti, tai yra šiek tiek awesome. Mes galime pasimti 2 enderperlus, kas mums žiauriai pravers. Ir mes galime taipogi pasimti šiek tiek strėlių, nes ir pripažinkim, ir mums jų tikrai labai reikės. Taigi pasimkime enderperlą. Ir galbūt dar labai puiku išeitų, jeigu aš galėčiau kažkaip pasimti nematomumo eliksyrą. Ir jis kainuoja vos 1 emeraldą. Tai mes jį tikrai paimsime ir net paimsime ne 1, o 2. Ir aš matau raudoną žmogeliuką štai ten. Tai galbūt aš jį pirmą kaip ir norėčiau nužudyti. Jeigu pavyks, bet aš labai abejoju tuom, nes jis irgi yra tikrai neblogai pasiruošęs. Išgerkime savo nematomumo eliksyrą. Bandykime pribėgti prie jo. Wow, arba jis yra AFK, arba jam kažkas yra. Bet, kaip sakant, ne mano problemos. Ir dabar mes liekame su žaidėju vienu tik tais. Ir tas yra lankininkas, kaip ir aš. Iš tikrųjų nėra geras dalykas ir jis dar mano saloje tikriausiai yra. Taigi irgi nėra geras dalykas, nes jis mano saloje jaučiasi karalium. Ir ką man dabar daryti, aš galvoju. Iš tikro aš jo nematau ir kaip būtų gaila. Ir compass, right click. Select glyph. Dude, čia yra tikras kompasas. Čia yra gera sistema kompaso, bet kaip aš taip pat... Kur jisai? Aš jo visiškai nei slapyvardžio. Gal slapyvardį ir matau. Jo, slapyvardį tai matau. Taigi gan geras dalykas. Taigi mes iškart ir pabandysim link jo nubėgti. Ir aš dabar nesu tikras, ar aš nematomas ar matomas. Numeskime vieną enderperlą štai ten. Ir jo čia nebėra. Wow. Ar turim tai žaidime? Kodėl tu man meluoji? Jūs visi turbūt tai matėte, kad jo slapyvardį rodė, bet... Jo, aš jau jį pamačiau. Taigi bėkime į kitos salos. Ir dabar kaip be gaila būtų, bet...
Aš neturiu nematomumo eliksyrą, bet aš tai galiu tikrai nusipirkti, nes turiu 4 emeraldus, kas yra žiauriai krūtai. Ir jo, ir mes pasimkime 2 vėl arba 3. Na, netyčia per daug kartų paspaudžiu, bet tai nemanau, kad labai didelį skirtumą padarė. Vis tiek tai bus paskutinė kova tarp mūsų, tai jo. Dabar aš norėčiau išgerti Invisible, kad jis nematytų, kad aš perbėgu čia ir bus žiauriai viskas, žiauriai kietai. Tai aš dabar jau esu žiauriai netoli ir tikėkimės, kad jis manęs dar vis nepamatys ir nenorės jis manęs dar užmušti ir jis yra savo saloj, ką aš padarysiu taipogi greitai ir jis nėra gerai pasiruošęs. Jau, laimėjau! Jau, laimėjom! Ir dar jis pastatė 2 Iron Golemus, kurie man žiauriai žiauriai apsunkino viską, nes jie mane išmetė į orą vieną kartą ar 2. Ir mes vis tiek sugebėjom laimėti, žiauriai kietai yra. Ir ačiū, kad žiūrėjote, aišku, čia manęs nesimato, tai pasitrauksiu. Ir ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime kitą į kartą. Ir tikėkime, kitą į kartą laimėsim dar geresnį laimėjimą gausim. Ir linkiu jums visko, ko geriausio ir iki kito karto. Čiau.